Pasibaigė beveik visą savaitę trukusios Vilniaus krepšinio lygos batalijos. Jos finišavo finaliniu ketvertuku, kurio finaliniuose susitikimuose susitiko įmonių lygos komandos bei C lygos dalyvės. Visų pirma į aikštelę žengė mažojo įmonių čempionato dalyviai. Tai yra MRU komanda ir Omnitel. Pirmojoje rungtynių dalyje Omnitel drąsiai startavo ir išsiveržė į priekį beveik dviženklę persvarą. Šį pranašumą jie išlaikė bene 3 kėlinius, kol galiausiai ketvirtajame MRU tvirtai perėmė iniciatyvą į savo rankas, spurtavo ir laimėjo rungtynės dėl trečiosios vietos 83-76. Toks sėkmingas žaidimas ketvirtajame kėlinuke, kurį laimėjo 28-14 ir tapo lemiamų faktoriumi kovoje dėl pergalės. Na, o rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė 24 taškus įmetęs Donatas Kilikevičius. 18 pridėjo Žydrūnas Čiapas. Tuo tarpu Omnitel gretose 16 taškų pelnė Donatas Janavičius, 15 pridėjo Paulius Juodvalkis. Taigi Omnitelio komanda džiaugiasi diplomais, na, o Mykolo Romerio universiteto atstovai bronziniais medaliais. Kaip ir minėjau anksčiau, kad sezono tikslas buvo patekti Final Four. Tikrai turėjom pajėgę sudėti ir galėjom, žinau, ir pirmą vietą laimėti, ir trečią galėjom laimėti. Bet šiandien, kaip sakant, reikia jau ir sėkmės, nes varžovai yra stiprus. Reguliariam užėmėm 6 vietą, į Final Four išėjom, likom 4. Atrodo labai gaila, bet rezultatas yra geras, neblogas. Tai, nežinau, atsipaldavimas, gal psichologinės kažkokios bėdos, per anksti patikim pergalę, atsipalduom, prasideda klaidos, dėl ko išbarstam turėtą persvarą ir paskui pradedam nervintis, nebesugebam pasivyti varžovų kažkokios nusiteikimo. Sakau, šiaip žinom, kad galim laimėti, bet ne visada viskas išeina kaip tu nori, sorry. Nu kągi, sezonas taip ir pasibaigė labai džiaugsmingai mūsų komandai. Iškovojom 3 vietą. Labai džiaugiuosi to, kad komanda, nepasiant nieko, išlaikė tokį lygį aukšto pakankamai. Mėgėjų krepšinis yra mėgėjų, tačiau kai jau išeini ketvirtuką, tai norisi sužaisti geriausiai. Vakar varžybos pralošėm iš tikrųjų, darėm tikras išvadas, o šiandien sužaidėm, galima sakyti, daugiau negu galėjom pagal savo sudėtį. Matom, kad susidūrėm su priešininku, kuris yra iš tikrųjų už mus stipresnį po krepšių, tai yra priekinė linija, o mes turėjom gerus žaidėjus ir pasiekoje susidūrė kaip vanduo ir ugnys ir bandėm vienas kitą pergudrauti. Iš tikrųjų sunkiai sekėsi per visas rungtynės, todėl kad tas trupučiuką išderina ir trūkumas tų žaidėjų ant susarginių suolo, bet finale laimėjom bronzos medalius ir labai džiaugiamės. Kelias į finalą buvo tikrai labai įdomus, spalvingas, iš tikrųjų vertinam labai palankiai savo komandos pasiekimą šiais metais. Tikėsimės, kad kitais metais susikomplektavę gerai ir savo galimybės galbūt siekti ir auksinį medalį. Bet labai džiaugiuosi, vertinu kiekvieną žaidėją vertinu indėlį, ypač šios varžybose šios dienos. Vėl, kad kiekvienas taškas, kiekvienas atkovotas kamuolys šiandien labai turėjo didelę svarbą. Ir tas žaidėjas, kuris žaidė 25 minutės ir tas žaidėjas, kuris žaidė 2 minutės, kiekvienas jo mažiausias, taip sakant, indėlis, tai pasiekoje užauga į didžiulį laimėjimą. Tai va, tiek norėčiau pasakyti apie mūsų šios dienos varžybas. Aišku, džiugu, smagu. Ir lauksim dabar finalo, tai turėsim tęsti. Iš karto po šių rungtynių į aikštelę stojo Vilniaus krepšinio C lygos Almarūno prekybos taurės komandos. Jos mažajame finale susitiko aiškindamosi santykius dėl 3 pozicijos. Sporto klubas Skaidiškės pakankamai atkakliai pradėjo dvikovą ir po pirmo kėlinio niekuo nenusileido Sandorai Group Magnum. Rezultatas buvo lygus 15-15. Tiesa, jau antrajame ketvirtyje Sandora Group spurtavo ir įgijo dviženklį pranašumą. Jį padidino komanda dar 3-ame kėlinyje ir kuomet jau pirmavo 15 taškų skirtumų, aistringiesiems Skaidiškių sirgaliams teliko tik tai paploti už gražius žaidybinius epizodus. Rungtynės 74-58 laimi ir bronzos medalius Vilniaus krepšinio C lygoje iškovojo Sandora Group Magnum komanda. Na, o rezultatyviausia jos gretose žaidė 16 taškų pelnęs Tomas Šiškevičius. 14 pridėjo Modestas Ulevičius. Tuo tarpu pralaimėjusių
gretose, kaip ir vakar, labiausiai išsiskyrė Vitalijus Danilovas 22 taškai. 9 pridėjo Artūras Jankovskis. Mes kaip lygos naujokai galime sakyti, nors vienus metus su ekspertize čia žaidėm, bet tai sudėtis praktiškai visai kardinaliai skirtinga dabar. Galim vadintis naujokais, mes kaip naujokė patekusi į finalinį ketvirtą džiaugiamės, bet visada norisi daugiau. Norėjome žaisti finale ir tas labai pasimatė po vakarykščių rungtynių, kai beveik pas visus buvo pyktis, neišreikštos kažkokios energijos, noras reabilituotis ir šiandien aš buvau tikras, kad ateis komanda nusiteikusi kovoti. Ir tas matėsi aikštėje. Mūsų žaidimas grindžiamas gynyba, sužaidė visi gynyboje, sakyčiau, 10-tukui. Varžovą privertėm kankintis, aišku, buvo silpnų akimirkų, bet visumoje nugalėjo stipresnis. Šis sezonas, manau, susiklostė gerai. Net, sakyčiau, puikiai, nieks matau, negalvojau, kad mes ten pateksim ir patys tą, kad neplanavom. Ypač po to, kai iškrito nemažai žaidėjų, kurie galėjo padėti varžybose ir visas atkrintamasis ir net iki atkrintamųjų žaidėm 7 ir 6 ir 5 buvo, kas išvažiavo į užsienį, kas susitraumavo. Bet atkrintamosiose gerai susiklostė mums palanki padėtis turnyrinėje lentelėje, palankus varžovai. Kaip sakant, Rydikas gerai, kad pralošė VPP, tai o VPP mes jam nepralošėm. Tai manau, kad pasisekė, patekam tą ketvirtuką. Aišku, žaisti prieš B lygos komandas dar matosi, kad nepasiruošė. Ir abi dvi varžybas pralošėm, aišku, nemažų skirtumų, nors turėjom šansą ir sumažinti ir atkurti intrigą, bet nepasisekė. Vilniaus krepšinio lygos įmonių čempionato finale susitiko Lietuvos geležinkeliai ir greitasis kurjeris. Jeigu Lietuvos geležinkeliai kiekviename čempionate žengia į finalinį ketvirtuką, tai greitojo kurjerio ekipai tai buvo pirmasis bandymas laimėti. Ir jis buvo sėkmingas. Nuo pat pirmųjų minučių greitasis kurjeris išsiveržė į priekį ir po pirmo kėlinio pirmavo net 22-11. Tiesa, antrajame ketvirtyje Gaudento Puškoriaus auklėtiniai spurtavo ir sumažino savo atsilikimą iki 31-35. Trečiasis kėlinys šiek tiek geriau klostėsi greitojo kurjerio komandai, kuri vėl padidino savo persvarą. Tačiau lemiamas lūžis įvyko ne trečiajame kėlinyje, o maždaug įpusėjus ketvirtajam, kuomet penktasias pražangas užsidirbo Algimantas Akulavičius ir Eimantas Leipus. Būtent tada greitasis kurjeris spurtavo nebepavėjamai ir laimėjo rungtynes 84-62, taip tapdamas čempionato nugalėtoju. 32 taškus nugalėtojams pelnė naudingiausių finalo žaidėjų išrinktas Justinas Gečas. 14 pridėjo Justinas Strelčiūnas. Tuo tarpu geležinkeliečių gretose 20 taškų įmetė be keitimo rungtyniavęs Valentinas Giveliušas, 12 pridėjo Valerijus Stefanovič. Žinoma, veidas po pralaimėtų rungtynių nėra labai džiaugsmingas, bet iš esmės sezono esam stipriai patenkinti. Labai norėjom pakliūti ketvirtą ir galvom, kad tai būtų jau kaip mūsų beveik maksimalus sezono rezultatas. Bet labai džiaugiuosi, kad vyrai sukovojo vakar gerai pusfinalį, galbūt ir jėgų per daug atiduota buvo, o galbūt tiek, kad garantuotai medaliukas būtų, tai šiandien bandėm kažkiek nuteikti vyrus, bandžiau, kad žaistų atsipalaidavę, favoritai aiškus, kad būtų galbūt tos rankos laisvesnės, bet nepavyko pataikyti. Tikrai reikia pripažinti, kad varžovai labai gerai gynėsi ir pagalba ir blokavo mūsų lyderis. Buvo sunkios varžybos, bet manau, kad nugalėtojai verti būti čempionai. O mes irgi labai džiaugiamės išsaugotų gerų sezonų, iškovotais medaliais. Gal šiandien ne taip stipriai džiaugsimės, bet po kelių dienų labiau supratę, kad nuveikėm, labiau džiaugsime. Sveiki, čia greitojo kurjerio atstovai. Man didelė garbė sėdėti šalia Jono Valančiūno. Sveiki. Taip, trumpai apie varžybas šiandieną. Varžybos buvo labai sunkios. Pirmam kėlinyje mūsų snaiperis Justinas Gečas pataikė daug tritaškų, dėl to mes pirmavom. Vėliau metimai baigėsi ir taip ir baigėsi mūsų persvara. Jonai, tu? Jaudulys padarė savo, manau.
kai kurie žaidėjai nesužaidė taip, kaip galėjo sužaisti. Jonai šiandien ranka drebėjo, šitą pastebėjau. Jo, labai jaudinausi, pirmas finalas. Gerai, kad viskas gerai baigėsi. Toliau antroje varžybų pusėje mes pamatėm varžovų silpną vietą, tiesiog užčiuopėm, kurie yra silpnesni už mus. Tai yra priekinė linija, jų centras 11 numeris. Taip? 11 numeris surinko 4 pražangas, tai mums beliko tik ant ūsų. Įmes mūsų bokštant dvyniam, tai yra Kristupui Sergėlą ir Linui Stepiniui. Ir, kaip sakoma, jau jie savo darbą padarė iki galo. Likus 5 minutėm gal kažkur jau pradėjau suprast, kad tikrai pavyko tapti čempioną. Varžovai irgi nuleido galvas. Ir ant suoliuko irgi ta atmosfera jautėsi, ypač Valančiūnas sako, Hebra, viskas yra. Taip ir sakyti. Tai va, toliau tęskime ne apie varžybas, ne? Sezonas buvo labai ilgas, 7 mėnesiai. Ir labai geras. Ir labai geras. Vargom, dirbom, ėjom link to tikslo, patekom finalinį ketvirtą. Sakom, finalinis ketvirtas, tai gerai, geras rezultatas, bet to neužtenka, reikia eiti toliau, reikia medalių. Mūsų vadovas, Derijus Žygelis, sako, Hebra, jeigu užimsit pirmą vietą, pirtis garantuota. Nerijau, ieškau pirties kuo greičiau, kol dar kvepia auksą, dar emocijos yra čia viršui. Ne? Taip. Bet paminėjau, kad pirtis nebūtinai Lietuvoje, tai šitą žinau. Padėkoti ir galim norim, visas rungtynės jautėm jų palaikymą net išvykose. Ačiū, aišku, mūsų vadovom, Laurinai, Nerijui, kurie mums suteikė galimybę sportuoti, žaisti krepšinį. Taip suburt mūsų visą Gretų Kurėvų bendruomenę. Tai va, buvo pirmas sezonas, mes buvom naujokai, apsivostinėjom, pažiūrėjom, kas čia per lygą, kaip čia žaidžiama, koks pajėgumas. Buvo antras sezonas, biškelį pritrūko gal sėkmės. Ir sakom, jau trečias sezonas, vyrai, reikia imti. Trečias kartas nemelavom. Čia buvo Valančiūnų žodis. Ir treneris. Ačiū, aišku, VKL už tokią šventę, nes paprastos varžybos tai yra paprastos varžybos, ateini, sužaidi ten vieną kartą daugiau emocijų, kitą kartą mažiau emocijų, bet kai ateini į salę daug žiūrovų, muzika groja, šokėjas vien ką reiškia, ne, šokėjas, tai per taimautus buvo problemų su žaidėjas išnekėti, nes jų akis krypo į aikštelę, bet šiandien netai pavyko sutelkti dėmesį ir Lietuvis Kurėvis, kas yra šiandien? Čia čempionai lyg. Nežinau, ar matosi, čempionai. Vilniaus krepšinio C lygos didysis finalas buvo kaip reta nerezultatyvus. Komandos labai sunkiai rinkė taškus, atsigavo tik tai ketvirtajame kėlinyje. Po pirmųjų 10 minučių Stekas pirmavo 16-8, o Olimpui visiškai nesisekė puolime atakuoti iš toli. Teko ieškoti kitų kelių pergalės link, tačiau jų rasti nepavyko. Rungtynėms įpusėjus skirtumas buvo 8 taškai ir šiek tiek jisai padidėjo trečiajame ketvirtyje, po kurios Stekas pirmavo 10 taškų persvarą. Ketvirtajame kėlinyje komandos susikaupė ir pradėjo žaisti gerokai rezultatyviau. Būtent tuomet ir spurtavo Olimpo krepšininkai, kurie iniciatyvą iš savo rankų paleido tik pačioje rungtynių pabaigoje, kuomet komandas teskyrė 2 taškai. Visgi paskutinės sekundės buvo sėkmingesnės Steko komandai, kuri švenčia pergalę 56-52 ir tampa jau daugkartinė Vilniaus krepšinio C lygos nugalėtoja. Tuo tarpu Olimpui antroji vieta yra pats aukščiausias pasiekimas komandos istorijoje. Naudingiausių Vilniaus krepšinio C lygos didžiojo finalo žaidėjų buvo išrinktas Aurimas Dalius Butkus iš Steko komandos, kuris savo ekipai pelnė 13 taškų. Lukas Poniškaitis įmetė 19, tačiau jo taiklumas buvo gerokai prastesnis. Tuo tarpu Olimpo gretose rezultatyvių žaidimų išsiskyrė 14 taškų įmetęs Egidijus Daukša bei 13 pridėjęs Gytis Gedeika. Pasibaigus finaliniams rungtynėms buvo apdovanotos geriausios čempionato komandos. Nugalėtojams įteikti ne tik tai medaliai, taurės, tačiau ir gausūs Vilniaus krepšinio lygos partnerių prizai. Kiekviena komanda galėjo džiaugtis Vilniaus krepšinio lygos bičiulių Švyturio įsteigtomis dovanomis, diplomais bei medaliais. Na, o žiūrovams apdovanojimo ceremonija neprailgo, kadangi kiekvieną savo numylėtinį jie palydėdavo linksmais šūksniais. 65 komandas vienijęs Vilniaus krepšinio C lygos čempionatas pasibaigė. Dėkojame visiems mūsų dalyviams tiek įmonių čempionate, tiek ir C lygoje. Ir tikimės kitąmet pasimatyti dar gausesnėme ir įdomesnėme Vilniaus krepšinio lygos sezone. Ką, finalas, manau, tikrai vertas finalo. Kova iki paskutinės minutės, tai bent jau žiūrovai nepasigailėjo, kurie atėjo. Aišku, skaudu, kad pralošėm. Sakėm, visi nori tapti čempionais, bet tampa tik vieni. Sveikinam Steko komandą. Iš tikrųjų,
ta komanda, kuri verta būti čempionu. Čia tikrai nesiginčysiu, tai gal ne taip ir skaudu pralošti tam varžovui, kuris, nemanau, kad labai ten stipresnis, bet šiandien įrodė, kad yra stipresnis. Kas lėmė tą jų pergalę, mūsų pralaimėjimą, tai pirma varžybų pusė. Jeigu kaip ir vakar gynėmės gan neblogai, bet pataikėt visiškai nesugebėjom, tai tos -10, kaip pasidarėm pradžiai, tai ir turėjom. Spaudėm, vargom, išvargom, sumažinom iki kelių taškų, bet tai klaidelė vienoj pusė, tai kitoj ir niekaip nepavyko nei sulyginti rezultatą, nei persverti. Varžovai, manau, nors ir darė klaidų, gan gerai susitvarkė su tuo visų mūsų spaudimu po to ir išsaugojo pranašumą, kurį realiai uždirba per pirmą pusę. Tai turbūt tiek. Nori laimėti, turi pataikyti čia. Apsiginti neužtenka. Tai kai rungtynės atvažiavom iš tikrųjų susikaupę, nes vakar, kaip ir prieš tai šnekėjom, tikėjomės varžovų iš tikrųjų kitų, bet žiūrėjom būtent kitą pusfinalį vakar ir pamatėm, kad šita komanda iš tikrųjų turi ką parodyti ir greiti, ir staigus, ir pataiko, ir atėjom susikaupę su ta mintim, kad gali būti rimta kova iš tikrųjų. Ir tas susikaupimas, aišku, pradžioj darė savo, nes pradžioj paėmėm iniciatyvą į savo rankas. Iš tikrųjų, trečią pabaigoje šiek tiek jau atsirado atsipalaidavimas, ir nes visi jau žaidėm, jau pradėjom mėtyti penketukus, kuriais net nesam realiai žaidę. Ir ketvirtam kėliny tas labai atspindėjo ir iš tikrųjų vos nepaleidom, nes jie pradėjo mus spaust. Mes, kadangi neturim trenerio, mums labai dabar jo trūksta, tai mes šiek tiek dar pasimetėm, mes dar patys negalėjom blaiviai, pavadinkim, mąstyti ir susidėlioti viską taktiškai, kaip apeiti tą spaudimą. Tai vos neprisižaidėm, pasivijom mus iki berods 4 taškų, ar kiek ten, esmė. Šalia visiškai buvo mus pasivyję ir teko vėl iš naujo tiesiog bandyti susikabinti rankom, pavadinkim, ir kopti pergalę, nes iš tikrųjų trenerio tai žiauriai pritrūko. Antanai mes tavęs pasilgom, mums tavęs trūko, nes trūko tokios darna buvo, pavadinkim, bet trūko disciplinos. Tai va, labai dar norėčiau padėkoti sirgaliams, padėkoti varžovams, kurie mums užkūrė tikrą pirtį, ketvirtam kėliny privertė širdis daužytis daug stipriau negu mes norėjom. Tai va, ir nežinau, dėkoju sirgaliams, dėkoju treneriui už visą sezoną, dėkoju lygai už tai, kad padarė iš tikrųjų viską labai gerai. Buvom šiek tiek, mes skaitydavom komentarus kartais, aišku, buvom šiek tiek engiami ir sako, kad mes čia ale per stiprus ir panašiai. Mes nebuvom per stiprus, kaip matėm pusfinalį, finale mes kapuojamės iki galo taškas į tašką ir vos nenudėjom. Tai va, nežinau, galbūt patvirtinam savo kaip kažkokių tai favoritų etiketę ir padarėm, ką galėjom. Va, taurelę laimėjom, pasidėsim namie. Tai va, nežinau, dėkui visiems ir keliausim toliau.